Antrasis termodinamikos dėsnis sako, kad visatoje viskas yra netvarkinga. Tai yra entropija, netvarkos matas nuolat didėja. Ir sudėtingose, kompleksinėse sistemose tokie netvarkos, neprognozuojami reiškiniai, kurios vaidiname chaosu, tapo jau savaime priimtina norma. Taigi ir jūs tikitės, kad visata yra netvarkinga. Ir vis dėlto mes galime stebėti spontaninės tvarkos pavyzdžių, tokių kaip metronomų sinchronizacija, džiūgaujančios minios efektas, sinchroniškas jonvabalių mirksėjimas ir netgi reguliarus širdies plakimas. Sinchronizacija taip pat yra labai svarbi mūsų smegenų funkcija. Taigi, kas sutvarko šios dalykus, nepaisant gamtos polinkio į netvarką? Kodėl tokios didelės atskirų osciliatorių grupės yra linkusios sinchronizuotis, kai yra vieni greta kitų? Apie tai ir bus ši paskaita.